Instrukcija, kaip prisijungti prie UAB Vilniaus vandenys savitarnos. Norėdami prisijungti prie savitarnos sistemos, interneto naršyklės paieškos laukelyje įrašykite adresą savitarna.vv.lt. Atsidariusiame lange pasirinkite, jeigu esate fizinis klientas, kortelę namams, jeigu esate juridinis klientas, kortelę verslui. Jeigu norite įsigyti papildomų paslaugų, tačiau nesinaudojate pagrindinėmis paslaugomis, kortelę svečiams. Prie savitarnos sistemos prisijungti galima 3 būdais – su slaptažodžiu, per elektroninį banką ir su mobiliuoju parašu. Pasirinkite jums patogiausią prisijungimo būdą. Jungiantis su slaptažodžiu, įveskite kliento kodą, slaptažodį ir spauskite prisijungti. Ką daryti, jei nežinote kliento kodo? Kliento kodas fiziniams klientams yra nurodytas mokėjimo pranešimuose šalia kliento duomenų. Juridiniams asmenims PVM sąskaitoje faktūroje šalia pirkėjo rekvizitų. Svečio paskyros kliento kodas nurodomas pirmą kartą prisijungus prie savitarnos svetainės. Jeigu kliento kodo neįsidėmėjote, prisijunkite prie savitarnos kitais būdais ir įsidėmėkite kodą, kuris bus rodomas viršuje dešinėje. Ką daryti, jeigu nežinote slaptažodžio, jeigu bandote prisijungti pirmą kartą ir dar nesate užsiregistravęs prie savitarnos sistemos? Namams pasirinkite registracijos būdą su kliento kodu arba SMS kodu. Verslui su SMS kodu. Šiais būdais registruodamiesi sukursite savo paskyros slaptažodį, kurį ir naudosite jungdamiesi prie savitarnos sistemos. Svečiams. Jei prie savitarnos sistemos jungiatės pirmą kartą, tuomet turėsite užpildyti registracijos formą ir susikurti nuolatinį slaptažodį, kurį ir naudosite vėliau jungiantis prie sistemos. Ką daryti, jeigu pamiršote slaptažodį? Jeigu bandote prisijungti ne pirmą kartą ir pamiršote slaptažodį, paspauskite "Pamiršote slaptažodį". Namams ir verslui įveskite elektroninio pašto adresą, kuris nurodytas sutartyje ir kuriuo yra siunčiami mokėjimų pranešimai arba PVM sąskaitos faktūros. Svečiams nurodykite elektroninio pašto adresą, kuris buvo naudojamas registracijos metu. Įvedę elektroninio pašto adresą, spauskite "Priminti slaptažodį". Nurodytų adresu bus įsiųsta slaptažodžio priminimo nuoroda, kurią paspaudę sukursite naują prie savitarnos prisijungti reikalingą slaptažodį. Nuoroda galios 24 valandas.